Na, sveiki kompanija. Aš vėl į reisą, savaitę pailsėjau. Ten, kaip matėte prieš tai video, aš variau tokį gerą non-stopą pavariau. Dabar savaitę pailsėjau ir dabar vėl varau non-stopą. Nu čia į priekį, 14 valandų, 15 valandų kažkur tai vairavimą iki Miuncheno. Ir paskui reikia pirmadienį spėti išsikrauti Austrijai tenai prie Innsbruko. Nu, vienu žodžiu. Iškrovimų mažai, gal 3 iškrovimai tik tai. Kaip sakant, praktiškai 0, bet už to atvažiavimo daug. Nu, bet niekam. Nors Austrija, nors kažkas tai naujesnė. Jūs nepamirškite prenumeruoti. Ačiū, kurie užsiprenumeravę, užsiprenumeruoja, kad ir po nedaug, bet vis didėjame. Kartais geriau mažiau tų prenumeratorių, bet kad jie būtų aktyvūs ir, kaip sakant, tiksliniai, o ne pelė tenai pririnkti, kaip būna, kaip tik to, kad tenai, pavyzdžiui, prisirinkus, aš tą 1000, kad laivą galėčiau daryti. Bet kas iš to, kad tas 1000 ar kiek tenai yra, jie visiškai jiems neįdomi tavo sfera yra. Ir jie automatiškai nežiūri ir paskui pamažu atsirašinėja, ta tokia motyvacija, matai vis, aha, atsiprenumeravo, ta toks biškiai, nu, morališkai duoda. Ir tada, kai tenai, oi, sakau, heito daug, sakau, aišku, tas heitas nemalonus, bet iš kitos pusės tie heiteriai tau kelia reitingus. Jie kaip tik yra patys dėkingiausi vartotojai, kadangi jie komentuoja, jie tau kelia reitingą. O tie tokie geručiai, kurie yra labai kultūringi, jie nekomentuoja, jie tik žiūri. Ir tau nekyla reitingas. Ir aišku, dar reikia, kad jūs peržiūrėtumėte visą video. Nes jeigu jūs tenai tik tai kelias minutės pažiūrit arba ten prasukate, man irgi YouTube'as, nu, blogai viską. Nu, rodikliai yra blogi ir jis tada rekomendacijų visokių neduoda. Ir monetizacijos taip pat irgi praktiškai neįmanoma pasiekti, kadangi net jeigu tu surinksi 1000 žiūrų followerių, viską tau dar turi būti žiūrėjimo laikas tam tikras. Ir aš ten kitam kanale turiu, tenai tų žiūrovų viską, bet man niekas ten, kai aš ten nieko nebekeliu, niekas tenai nelabai ką žiūri ir nėra žiūrimumo ir to monetizacijos ir nėra. Tai toks uždaras ratas. Todėl ne tik tai prenumeruokite, bet ir žiūrėkite visą video. Todėl ačiū tiems visiems aktyviems, kurie nors kažką tada pabando paklausti, ar parašyti, ar pasižiūrėti ir like paspausti. Nes man labai svarbi yra motyvacija, nes jeigu man nėra motyvacijos, manęs nėra noro kurti. Na dabar nusipirkau dar Insta, ten kas tik to, kai mane stebi, matė, kad aš naują mano pirkinį, nusipirkau Insta 360, tokia kamera, kur filmuoja 360 laipsnių kampu. Ir nusipirkau dar specialią tokią nematomą, nu, specialų selfio lazdelę. Dar, kai filmuoji, taip atrodo, kad filmuoji iš drono, nesimato tos lazdelės. Na taip pat pabandysime. Dabar turiu tą kamerą, bet lazdelės dar, nes, nu, pirkti oficialiai pirkti yra per brangu, tai aš perku AliExpress'e, tai tenai biškai pigiau tada, bet AliExpress'as reikės bent jau savaitę arba 2 savaitės palaukti. Ten matėt, aš buvau nufilmavusi, kaip važiuoja, kaip aš pralenkiau ten vieną moteriškę. Nu, žiūrėkite, ten už manęs, jinai jau iš horizonto nedidingo praktiškai. Ten jos jau net nėra. Ten koks turbūt jau 2 kilometrai atstumas. Įsivaizduok, ant kiek jinai važiuoja. Aš 80 važiuoju, neviršiju greičio. Jinai vis tolsta, jau kolona visą surinkusi. Ir aš, kai jinai jau mane pralenkė, aš jau pamačiau, kad su jie bus problemės. Nu, aš jau atpažįstu jos tos tokius besismaukančius. Jis taip lenkia, toks, žinai, nei lenkia, nei važiuoja. Ir paskui žiūriu, ten prieš tą remontą, nu galvo dabar jau tenai, jei kažkas jau ten matosi, jau pradeda smaukytis. Tai likus 400 metrų, aš dar sugebėjau ją nesivyti ir pralenkti, nes jau galvojau viskas. Ir ačiū Dievui, kad aš ją pralenkiau. Nes jinai jau net horizonte jos nebėra. Ten kolona surinkus slenka. Ar jums būna, dažnai pagalvoju apie Zakon podlastį kelyje. Nu ir šiaip gyvenime, bet dažniausiai vis tiek taip yra kelyje, sako. Dabar apie kelią kalbame. Zakon podlastį. Taip ir čia, važiuoji, tuščias kelias, lenkt nieko nereikia. Už tavęs praktiškai irgi ten nelabai kas yra. Arba po vieną tai pravažiuoja. Bet kai tik privažiuosi, ką nors, ką reikia lenkti, ir jis retai važiuoja, tai būtinai už tavęs tenai visa kolona. Ir tu niekaip negali pralenkti. Tik tai baigi lenkti ir vėl jau nebereikia nieko lenkti, vėl nei vieno nėra. Arba kaip juokauju, būna nutušęs kelias, tenai, nežinau,
gal ten per pusvalandį kokios važiuodama pusvalandį laiko porą mašinų tik tai sutinki. Ten iš vis tuščias kelias, ant kaimo kelias, iš vis tuščias miškai. Važiuoji, viskas gerai. Nu ir žiūri, važiuoja koks dviratininkas, arba koks labai lėtas traktorius, arba dviratininkas. Ir tu su juo, jį ten turėsi, kad pralenkti, turi į priešingą eismo juostą išleisti. Ir būtinai, kai važiuoja tas dviratininkas, visada atsiras priešpriešiais mašiną ir mes būtinai susitiksime prie to dviratininko. Ir turėsi būtinai stabdyti, kad praleisti tą mašiną. Ir paskui vėl nėra mašinų. Ir visą laiką, visą laiką. Arba kai būna draudžiama lenkti, važiuoji, nieko, kelias tuščias. Kol draudžiama lenkti, niekas nevažiuoja. Kai tik tai gali lenkti, tada būtinai pradeda kas nors važiuoja priešais. Ir visą laiką, zakom podlasti. Bet kiek pas jūs tokių zakom podlasčių būna? Ir čia visą laiką tas galioja. Arba kai būna važiuoji irgi tuščias kelias, nieko nėra, visi vairuotojai normaliai tam prasilenkia. Bet aš jau žinau, jeigu tik tai bus toks nors remonto ruožas, ar dar nors, kur tu negalėsi pralenkti, tai būtinai paskutinę sekundę tave kažkas nors pralenks, arba jis išvažiuos iš šoninio keliuko, koks nors lėtapėdis, ir tau visą kelią ten smaukysis kitam remonte. Visą laiką, žinokit, čia irgi va šitas galioja. Dar vienas labai geras zakon polas, tai aš jau net juokiuosi. Taip važiuoji, fūrų, taip tokios 5 fūros. Ir tu žinai, kad ten turėsi į parkingą pasukti, arba kokį nors nuvažiavimą. Tai 100% žinau, visas fūras, kurias pralenksiu, visos nuvažiuos tiesiai ir niekur nestos. Bet jeigu tik kažkurios nors vienos nepralenksiu, būtent vienos, iš tų 5 fūrų, vienos, kurios nors neaplenksiu ir važiuosiu paskui, tai ta fūra būtinai irgi pasuks į tą parkingą, kur aš važiuoju, arba į tą nusukimą. Palestijnse gevangenen. Sinds het bestand tussen Hamas en Israël is dat 5 kilometer. Volgens het Rode Kruis zagen de gijzelaars er 50 uur slecht uit. Aš sakiau, kad šitas pasuks. Matot pavyzdys, aš jau žinojau, kad šitas pasuks jau. Nes aš ruošiausi sukti. Ir aš žinau, kad jeigu aš nepralenkiu fūros, jinai būtinai pasuks. Kad niekas daugiau nepasuko, bet jinai pasuko. Tuoj pažiūrėsim, kai čia kaina. Nes prie Suvalkų ten 6 zlotus 59 centus pyliausi, tai ganėtinai brangu kaip Lenkijai. Nors biškį ir pigiau negu Lietuvoje, bet vis tiek ganėtinai brangu. Sukite dešinėn. O, 6,27. Sakau, čia yra pati pigiausia. Bet prie sienos kartais būna daug pigesnė. Slenku praktiškai, aš 90, taip kartais 100 pasiekiu. Ir kaip jūs galvojate, ar galima normaliai važiuoti? 90, galim sakyti, važiuoju. Slenku, smaukausi, vos judu. Fruktas. Ir vis tiek reikia kažką tai lenkti. Nusilenka, bet kas pas tokius smegenyse? Ką jie čia rūko, jūs man galite paaiškinti? Aš jau čia velkuosi 90 praktiškai, 95 kažkur tai. Vos judu. Slenka ponas 80, dar lėčiau negu fūra važiuoja. Kaip tokius išgyvendinti iš kelių? Aš nebegaliu jums. O tave baudžia. Tu kur nors tokį pralenksi ir dar baudą gausi. Toksai važiuoja ir jam pochui, ir jam trukdo eismą, kelia avarinės situacijas ir jam nieko, jis nemokės, jis lėtai saugiai važiuoja. Aplink kipišas, kamštis. O dar naktį, tai tu iš viso to greičio nematai, kad iš lėtai slenka. Nes, žinai, kai šviesa kitam mūsų nesimato, kiek ta mašina važiuoja, jis gali taip nerti ir nesitikėti, kad jis šitaip lėtai važiuoja. Tai aš įsivaizduoju, kaip tokie važiuoja miestuose. Jeigu jisai autostradoje, kur nieks jam netrukdo važiuoti, taip nepasivelka, tai įsivaizduokite, kaip jisai važiuoja mieste arba užmieste. Taigi ten paskui tokį važiuoti, tai ten aš nežinau, tu net stengiasi nesinervuoti, tave vis tiek nervuoja, nes kiek gali slinkt paskui tokį.
Ir dar jis ten aišku, ir stabdys ir dar visokių nesąmonių darys, ne tik, kad lėtai tik važiuos. Ir va tokių, kas trečias, kas penktas va tokių va. Čia ne tai, kad žinai, sutiksi tokį tenai valandos bėgai vieną tokį šūdą. Čia tokius sutinki, kas ketvirtas toksai. Ir kaip galvoju, pas tokias avarijos ir įvyksta. Vienas lekia ant 220, o kitas lenka ant tokio 70. Ir kitas ten manevruoja, arba nesitikia, arba kitas toks lėtapėdis. Jisai net nesuvokia, kur jisai randasi kartai kurie. Jis toks išlenda prieš nosą tokiam lekiančiam, ir chana, ir iškart avarija. Plius dar kitas toksai, ką jis ten mano, jis ten dairosi strategiškai galvoja, jis važiuoja, jis tik priekinį kapotą mato, jis ten niekur nesidairo, nei kas aplink jį vyksta. Plius dar pusė jų tenai telefonuose sėdi, kokį nors tenai diskusijas veda su keleiviais, net persisukęs į kitą pusę, jis į kelią nežiūri praktiškai. Įsivaizduokite, aš net noriu mesti šitą darbą vien dėl to, kad nebeįmanoma vairuoti yra praktiškai. Nebeįmanoma. Per daug pavojinga daros, nes ten praktiškai tų normalių vairuotojų, ten 20% yra tik tai. O visa kita yra tarpinės prie vairo. Vroclavėlis. Ir gražusis tiltas. Jau kiek kartų čia važiuota. Nu ką, aš jau važiuoju link Austrijos. Pirmą taškas išsikroviau. Atvažiavau lygiai 4 valandą, tai pats tas buvo. Ten gerai galėjau prie įmonės miegoti, tyla buvo, viską. Taip ramiai buvo. Ten dar rytą įsipyriau ten degalų, nes yra šalia degalinė ir dar nusiploviau mašiną. Bet ploviau mašiną rankiniu būdu. Tai žinot, jau matosi, kad rankiniu būdu plauta, nes purvas likęs toksai, vidinis purvas toks, jau grunai matai, kad purvas. Bet bent jau išorinio purvo nėra. Bet kaip visada pamiršau nufilmuoti, kaip atrodė prieš. Tai čia ir po. Čia visą laiką tai pamiršti. Bet nieko. Bet jau purvina buvo tai žiauru. Tai gerai, kad buvo ten ta savitarnos plovykla. Prie to Aralo. Nes prie tų tyrų plovyklos, neįmanoma patekti tenai. Ten visą laiką atvažiuoju 10 fūrų stovim. Tai aš atsimenu, kažkada tai laukiau 3 fūrų, kol 3 fūros nuplaus. Tai 3 valandas ir laukiu. Tai kiek tenai. Tai ne, ačiū, net tikrai nelauksiu. Ir visur, visos tos tyrų plovyklos, visur vien tik tai, aš sakau, ten tik tai vasarą gali patekti. Salzburgas. Aš čia pirmą kartą važiuoju per Salzburgą. Tai kada gyvenime nevažiavau. Zafilmuoti. O, žiūrėk, koks tiltas. Tiltukas. Tiltukas ir kokia mamba bažnyčia. Kokia bažnyčia. Austrijai labai gerų vaizdų gali prisifilmuoti, bet negali vaizdo registratoriaus naudoti. Austrijos kalneliai. Kartais važiuoju, kažkaip prieš šešėlis toksai danguje, paskui tai čia kalnai. Gražių vaizdelių gali pasižiūrėti. Pasėmiau ten tokius makaronus. Žiūrim, ar spėjo pašilti. Bet aš spėjau, dar nebus spėjo pašilti. Nespėjo. Kokie gražūs vaizdai pro langą. O, malūnsparniai kaip skrenda.
virimo. Taip, termosiukas vandens. Aišku, užsivedžiau mašiną, bet jis gana greitai, labai per 5 minutės užšyla. Nu dabar, kadangi sriubai vandens reikia, tai iki 100 kaitinsiu. Nu ir nepasėmiau jokio puodo, tai va. Nors sriubą suvalgysiu, nieko neturiu ką valgyti. Šioje vietoje sėdžiu, tai nors sriubą suvalgysiu. Taip, va, sriuba. Čia kažkokias tai kaip prieskoniai. Aš juos sugebėsiu čia implėšti. Žolelės. Kažkokios tai žolelės. Ir sultinys ryva. Sultinys ryva. Tikėkimės neaštrus. Nes ant tuščio skrandžio dėti nelabai norisi aštraus. Nu, iš vienos pusės jausia gal įdomu važiuoti. Čia tam parkinge irgi neblogai gyveni, nes tulikas nemokamas, dušas 1 euras, vaizdai gražus. Tik blogai, kad čionais krovinių neranda ir labai didelį atstumai iki kokio pirmo iš pakrovimo. Ir dabar dažniausiai ieško vietoje, o paskui namo. Nu tai va, dabar važiuosiu į Vokiečius į Hofą, varyt 4 valandas. Bet varysiu vėl ant nakties, kad nebūtų čia tų kamščių. Nes čia bus didžiuliai tie kamščiai. Plius ta Vokiečių ta siena Austrijos labai bjauri yra. Nes tie Vokiečiai ten eilininkai išsidirbinėja, bet ten visą laiką išsidirbinėdavo. Na ir šitam kažkur ten pasikrausiu Hofe. Ir tada į Amsterdamo tą aerouostą. Bet ten problematiškai neturėtų būti, dažniausiai nebūna ten tas Šivgolas. Ten tos įmonėlės, ant to kitose įmonėse esu buvus. Bet tenai bus bjauriausia. Tai čia, aš jau čia pėdėjau ir kamščius. Bus 8 valandas važiuoti. Nu, žinau, kad jau net logistui parašiau, sakau, jūs turbūt čia visą savaitgalį nemiegojote. Specialiai ieškojot 2 dienas special for me tokio maršrutą. Labiausiai tas ir užknis vadinama maršrutai. Arba va čia 2 dienas sėdi, nusikrapštai ir tada, o čia pailsėsi viską, o paskui varai akimi švarvėjusiam. Nu tai jo tokia intencija, kad pasirinkimą visi turim. Nu taip, nepatinka išeik, žinai. Aš atgal parašiau, sakau. Na, iš vienos pusės kame problema, sakau. Darbo laiko ir poilsio režimo niekas neatšaukia. Aš galiu jo laikytis. O jeigu aš jo laikysiuosi, tai aš automatiškai niekur nespėsiu taip, kaip aš dabar spėju. Nes ašgi savo sąskaitą viską suspėju. Tai vienu žodžiu. Už Maksimos kasininkės algą dirbti tokį darbą jau pradeda užknisti. Nes jau jauti, kad jau pamažu sveikata pradeda prastėti. Nes kas iš to, kad tos 2 dienas čia vasidėjai, bim bam, bet tu vis tiek, tu ant tiek pavargus, tas toks nuolatinis nuovargis yra nuo to tokio tempo. Ne tai, kad tu ten, pailsėjau ir vėl gerai, bet tau toks nuolatinis tas nuovargis kaupėsi ir tu jau nieką nebenori, tu tik gulėti ir tu nieką nenori daryti. Ir jau labiau čia nelabai čia buvo kažkur per daug, galvoju, dar būtų vakar, sakė, aš būčiau iki Vokietijos davažiavusi vakar ir būčiau gal ten kur nors paturistavusi, kur nebuvau tojose vietose. Nu tai dar Hofe ten kažkoks mažas zoologijos sodas yra, tai va kaip tik būtų buvę. Nu vienu žodžiu, kaip visada. Tai dabar vis tiek, bet va bjauriausia, kad dar turėsi, dar bjauriausia tas, kad tos 7 valandos va dabar va būtų. Tai tu ramiai naktį ir davažiuotum jas. A dabar dieną į Amsterdamą, visus vokiečius, ir paskui bjauriausia ta Olandija, kai ten bus daugiausia mašinų, nes tenai būna kolonomis eina, Vokietijai dar kažkaip mažiau jų būna, nors ir kamščiai, bet jų mažiau. O ten ištisai kolonos, tu varysi Olandiją, tai į priekį, o paskui atgal tu vėl turėsi kažkur grįžti, dar po Olandiją tenai duotis, kurios aš dabar kažkaip nebelabai noriu aš tenai jie duotis, nes tenai labai daug mašinų, kažkodėl ten kaip išprotėję visi. Nu tai vienu žodžiu, grybų karas. Ir aš žinau, kad paskui tenai vėl kažkur ieškos tų krovinių ir tada tu tenai vėl akim išvarvėjusiam varysi namo ir dar svarbiausia, penktadienį reikės grįžti, o penktadienį grįžti yra labai bjauriausia, kadangi penktadienį visi tie emigrantai, visi turistai, visi grįžinėja ir visą naktį jie būna aktyvus, prisidaro dar visokių avarijų, kamščių ir panašiai.
O kai būna darbo diena, tai jie nuo 7 yra dingę, jie būna tuščias kelias praktiškai. Nu ką, prisikaitinom iki... Nu, užtrukau, mat kai mašina stovi biškį ilgiau kaista. Geriausia būna, kai važiuoji. Nu, dabar užpilsime. Bus sriuba. Sriuba. Pamaišome. Ir uždarome. Biškį tada nuo garo to dar jisai pakais. Tai va, toks ir perėjau ant elektrinių visokių, bet tai gerai, reiktų turėti ir paprastą, bet neturiu to puodo ant ko virti, dėl to būčiau šiaip virus labiau. Va lempus. Nu ir suprask, ar jisai stabdo, ar jisai važiuoja. Nu, vat kas per apšvietimas? Jisai čia stabdo, ar važiuoja, nesuprasi. Tai lemba, aš tokius pauščiu, akina visus ir viskas. Čia atrodo net nėra dėl ko barstyti tą kelią. 3,5 laipsnio sausas kelias, važiuoja barstytuvas. Pas mus net ekstra sąlygomis nepamatysi to barstytuvo. Čia vadinasi svajok atsargiai, kalbėk atsargiai. Važiavau, apsidžiaugiau. O galvoju, kaip gerai, nes slidu, gal ir žiemos nebus. Ir grynai ant žodžių. Tik pakalbėjau ir pradėjo snigt. Ir slidu viską. Olandija. 6 valandas pylinau vokiečiais. Tušti keliai buvo, tušti keliai. Nu, dabar įvažiavau į Olandus. Tai va, kas skundžiasi vokiečiais? Matyt, Olandijoje retai važiuoja. Čia pas juos iš vis kažkoks beprotamis pasidaręs. O toks va eismas, čia yra ne piko metas. Čia va visą dieną yra va toks va eismas, ištisai. Va toks. Tada čia geras variantas, čia dar fūrų nedaug, o kai būna fūras dar. O taip kolonomis eina. Tada čia pati pradžia dar Olandijos, tada čia jau neprisikaupė. Toliau va bus, va taip va visą dieną, net ne piko metu. Važiuoju aš geriau paskui fūrą. Geriausia, pasirenki fūrą ir nieko nematai ir nematai tų pizdukų. Tai va gerai pagalvokit dėl darbo, ar norit jums čia nervus ištampis. Nežinau, kokių čia reikia šaltų nervų. Vis tiek ištampa. Ne, gerai, jeigu jūs esate flegmatikas, pripratęs va toks valėtai, viską daryti, tai taip, dar gal jūs nieko nebus. Bet kai jūs viską darote greičiau už visus, reakcija greitesnė, greičiau viską darote, jums tas lėtapetiškumas labai, žinokit, kirs per nervus. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad aš negaliu važiuoti pagal taisyklės, grinai pagal taisyklės, o taip lėtai dar, aš atsijungiu nuo kelio tada, aš noriu kažką tai veikti, būnu net ir agresyviai pradedu darytis, nes mane tada nervuoja visi, kad taip reikia, ypač jeigu aš matau, kad tas lėtumas, tas taisyklių yra ten nelogiškas, jeigu matau, kad ten nėra tikslo tokiam ribojimui. O jeigu aš atvažiuoju, mano kažkur normalus ritmas yra važiavimo, važiuoti taip 15-20 km greičiau. Tada va, aš normaliai važiuoju. Aš normaliai, mano reakcija greita, aš susikaupus esu, viską pastebiu aplinkui. A taip aš atsijungiu nuo kelio, kai lėtai važiuoju. Tai visokie bairiai. Nežinau, ar man čia vaidenasi toj mano mašinai, kad kažkas negerai. Vienu metu važiavau, toks kažkoks užesys, toks kaip, bet toks net neduslus, bet toks biški toks kaip aukšto dažnio kažkoks, bet toks kaip gaudesys, bet ne visai duslus toks. Ir kai pakeiti juostą, taip vairą, taip pakeiti juostą, dingsta jisai, bet paskui vėl staigiai atsiranda. Ir taip važiavau, paskui dingo staiga tas garsas. Viskas, dingo, nebėjo. Taip ir nesupratau, ar tenai buvo kažkas negerai su mašina, ar ten gal kelias kažkur, nesupratau nieko.
Paskui būna kitą kartą važiuoji, stabdai ir tau vibracija tokia kartais jaučiasi momentais. Ir nesupras, būna, kada kelias toksai va, bet aš gaunu, negi čia tiek dažnai to kelio tokio vibruojančio, bet čia ne visada tas va. Bet nežinau, bet čia dar bala nematė. Dabar va, važiuoju, tas jau gaudesys dingęs, bet dabar važiuoju ir taip kažkaip, kaip atrodytų, kažkas patrūkčiotų, ne tai, kad patrūkčiotų, bet bando stabdyti. Ir toks kažkoks svimbesys, toksai, bet negarsus labai. Bet tai, kai noriu greičiau pavažiuoti, taip, dar kažką, tai jau taip normaliai autopilotą pastatau, lygiai nieko. Tokio labai garso nėra per daug, bet ir nesuprasi, ar čia dabar, gal sakau, čia vėjas labai didelis priešinis. Bet ir dabar aš galvoju, dabar betrūktų, nevažiavus iš krovimo 20 km čia užsilenkti, neiškrovus krovinę. Įveikus 8 valandas visas. Čia būtų topas. Dabar aš jau, čia kaip sakant, mašinas jau, kaip sakant, garantinis kaip baigęs, tai prasideda bariai, tai čia žinot, manęs visą laiką kas nors pasibaigia. Tai čia jau, aš jau, vis tiek atrodo, ką tu čia jausi, bet kaip tu visą laiką važiuoji, tu jau pradedi kiekvieną, jau tau įtartina kiekvienas papildomas garsas. Ir va toks grinai kažkoks toksai va, labai toksai plonas, bet nesuprasi nuo ko. Olandijai prie Utrechto kamštis, kaip visada, čia visur va tokia, čia visą laiką va toksai eismas Olandijai. Bet vienintelė paguoda, kad jeigu tai būtų Lenkija arba Lietuva, čia būtų stovintis kamštis, tai mes čia slinktume jau ir, čia va nors juda, bet čia juda, čia dar nors judi, tai nors tokia paguoda. Čia va vienintelis gerumas, kad tik tai va Olandijoje yra lengva manevruoti, nes daugmaž visi vienodo greičiu važiuoja, dar aišku mentalitetas geras yra visų, praleidžia ir panašiai, tai yra lengviau važiuoti negu kitur. Tik kad ta masė labai nuvargina, ta didelė masė jau. Vis tiek tu po įtampą turi važiuoti, nes vis tiek, kad ir turi atidžiai nepasitikėti 100% visais viskuo. Aš turbūt 7 valandas greičiau nuvažiavau, negu dabar tas 20 km važiuoju. Toks jausmas, amžinybė tas 20 km. Jau tu taip arti, bet ir taip toli. Aš turbūt 6 valandas greičiau važiavau. Čia turbūt šudiniausias burgeris, koks yra tik tai. Tai čia Beipiškiai degaliniai prie Amsterdamo netoli. Krušimholas. Tokio hamburgerio senai nemačias. Čia turbūt salotų tai iš viso nerasta. Dar bulvytės bus, pažiūrėsim, kas per š. Žiūrime, kokį čia š. Jeigu burgeris buvo š. Bulvytės visai nieko. Bulvytės nieko likti. Iškart galiu pasakyti, dabar galite užsikimšti ausis tie kiti, kurie kultūringi, bet kaip ten užkalė sako, duskit paviduoliai, taip ir aš sakau, duskit heiteriai, nes dabar įsivaizduoju komentarus, kai bus pamatę, kad valgau iš Burger Kingo. Bus ir stora morda, ir kiaulė, ir panašiai, ir mažiau ėsk. Toks jausmas, kad jeigu tu esi storas, tai tau iš vis negalima valgyti, absoliučiai negalima valgyti, nes jeigu tu ką nors įdėsi į burną, nesvarbu ką, jau vis tiek bus per daug valgai ir panašiai. Iš vienos pusės tai koks jums skirtumas, čia mano gyvenimas. Ką, nesigyvename? Dabar ne tik tai prie Lenkijos sienos ieškoma apvažiavimų, dabar prie Olandijos, kaip sakant, pasamės apvažiavimais. Nes prie visų sienų tenai, kaip visada, apokalipsė tų fūrų. Ir visur yra stabdis. Vokiečiai, eilinį kartą vokiečiai durniuoja. Aš jau dėčiau baudas už tokias nesąmonės. Tai gerai, mes va čia galime apvažiuoti, o fūros tai negali apvažiuoti. Tai pagrindė čia visi ir sminga. Aš sakau, čia kažkoks čia yra grinai pasityčiojimas iš visų vairuotojų.
prisipyliau kurą ir kuras pabrango. Atvažiuoju, euras 68. Prisipyliau. Žiūrėjau, kažkaip tai skaičiai pasikeitė. Akurat žiūriu, euras 72 jau pabrango. Kas čia per nesąmonės? Jau vėl prasideda tie protestantų visokie protestai ant tiltų. Nu ką, gera žemužė už langą. Pripratau prie tų vasarinių kelių, bet čia žiūriu, Lenkijoje gera žiema buvo. Čia žiūriu, baisu ir važiuoti, kelias ledinis. Šakės. Ema, prieki autobusas. Tai jau Lazdijose į Tuliką nenueisiu. YouTube kamikadzių. Džipas. Dar kažkoks busikas temtų, ten su džipu važiuoja. Busikas ten už jį aukštesnis lenkia. Aš 90 važiuoju. Slidu dar. Nu ne, kelias neaiškus, ar slidu ar ne. Ne, nu bet... Oi, kaip tamsu. Nu, bandome važiuoti. 360 laipsnių kampu. Ne, šiaip filmuočiau per GoPro kamerą. Bet per GoPro kameros visos 3 batareikos numirė. Aš sak, neužtenka reisui. Nuomiau šis tas... tuos krosnis kažkokias tai, nu ten kaip sakiau šrys, dabar važiuoja, nes jos, nu žinot, kaip ten tu jas labai gerai pritvirtinsi, jos vis tiek biški važinėja. Nu bet nieko. Ir paskui detalės ten apie Rotterdamą. Ir galvoju, ir buvo taip, arba aš pakraunu Olandijai tas detalės ir važiuoju namo, arba jeigu manęs netelpa, aš važiuoju tada į Bochumą detalių, o čia kitą vairuotoją atsiūs. Tai žinot, aš į Bochumą labai nenorėjau, nes tenai atvažiuotum ant pačio piko vakarinio. Dar penktadienis, Bochumas, Esenas ir Dortmundas, tenai 3 skylės. Tenai žiauru. Tai aš labai ten nenorėjau, tačiau visokiais būlais galvojau sukišo šitos Olandus. Aišku, ten sunku, nes ten pas jos būna labai, dideli kroviniai. Nu, atėjau, ten stiklai, visokie bamperiai, bet ačiū Dievui, ten dar buvo pas mane vietos, tik tai turėjau perrišti kitaip tos krosnis. Ir aišku, dabar kai kurios jos nelabai gerai ten pritvirtintas, bet aš tikiuosi, kad jose biški laikos dės va tų stiklų visų dėžių sąskaitą. Bet už to aš viską sudėjau. Aišku, ten toj Olandijai dar labai tenai tokie lievi krovėjai, tenai, nu tokie ten lieva logistika. Tie krovėjai ten nesuprasi. Jie neša beleką, belekaip. Suneša, jau sudėjai ir atneša gal kai nors stambę dėžę ar stiklą. Va čia dar, nu tai reikėjo iš pat pradžių jį nešti. Tai būčiau aš normaliai įdėjus, dabar, kad aš jį įdėt, aš turiu prieš tai buvusius viską išimti. Nu vienu žodžiu, dar sako, oi, va čia jau nebetilps ir už kitam kartui. Nieko nežinau. O šiam kartui, tai pati nuėjau viską ir sudėjau, da būtų tam dar daugiau būtų sutilps. Dėjau, arba ten tokia, žiūriu, tokia didelė dėžė, kaip gal kapotas koks. Oi, čia netilps, žinai. Nu, kur netilps, neš tik tai, žinai. Atnešė, ten puikiausiai tilpo, kaip tik tilpo, kad buvo vietos, dar net liko to viršui tos vietos pilna. Nu vienu žodžiu, kažkiek įdomus į tenai tokia, ir su jais susikalbėti neina, ir šiaip kažką tai keistai tenai visi. Nieko, neištrauksiu iš jų informacijos jokios tenai. Svarbiausia, sutalpinau, dabar galėjau važiuoti namo. Dabar važiuoju 8 valandas dar pilinti. Nu ką? Dabar čia jau pusė apsišiks, apsitries ir apsikaklaus. Niekada tokiasi nereikia stoti va paskui tuos mažiukus. Nu dabar čia bilietėlį išsimušti. Bet kai būna platioškės, niekada nestokite va su tais va triperiais. Niekada. Tik tai, kur fūras. Nes šitie tai čia stabdžiai. Čia kol pasiėmė, tai trūkį gali gauti. Čia reikia labai arti privažiuoti. Jeigu neprivažiavai, tai viskas nebepasieksi. Mato, kad
kad lenkiu, tada gazas atsiranda. Bet jeigu važiuosiu paskui, jis niekaip nepradės važiuoti. Niekaip nepradės važiuoti. Be šansų. Bet tik tai pradėk lenkti, staiga atsibunda ir tada viso. Kitaip niekaip neišsigazuoja. Niekaip. O šiaip prenumeruokite, laikinkit, komentuokite. Nes tada man bus didesnė motivacija kažką kurti. Nes kitaip nelabai kas žiūri, komentuoja, aš nelaikina, tai aš motivacijos trūksta. Varšuva. Naktimis labai tas tipitiškas važinėja ir Deutsche Postą. Bet žiūrėjau, Deutsche Postą tik tai naktį tai pamatysi. Dieną aš jų kažkaip nematau, bet tik tai naktį. Fūras, busikus, dieną jie kažkur dingsta visi. Nu va, šiltnamiukai, pirmas šiltnamis. Geriausia kirsti iki 10 ryto, tada gražuoliukas. Antras šiltnamiukas, antras gražuoliukas. Jau praktiškai viena koja namuose. Kai pasieki Varšuvą, jau viena koja namuose. Ir kai bus Tacho, kai bus Abydna, kai tau Lomžoje baigsis laikas, tai jau beveik namuose praktiškai. Nu ką, einame į zoologijos sodą. Mašiną per 2 vietas, vos radau, gerai, kad ne sezonas. Mano vaizdelis, aš jau kaip koks bomžas. Bet parkingas 12,50. Čia retai kada išpuolė, bet čia grinai nuo pakrovimo 10 km. Tai važiavimas labai geras, tik parkingas 12 eurų, 13 eurų, kaip sakant. Nu, bet tiek to. Nu, va, pagrindinis įėjimas. Nu ką, vaizdelis gražus, ane? Visai neblogai. Biški vėsoka, bet